Labą dieną. 13 ar 14? Beveik ant saulės. Jeigu ne ant saulės, tai gal 10. Matai? Šitas. Nekaršta dar, nekaršta. Šiandien atvažiavom 12 valandą ir iš karto reikia iš mašinos. Duokit darbą. Matai, kažkokia yra motyvacija už to slepiasi. O kokia slepiasi motyvacija? Ogi jie paskaičiavo, kad jeigu vieną dirbi, vieną laisvą, tai paskutinė darbo valanda baigsis 7 valandą, jeigu 12 pradėsim. O 7 valandą jiem yra tinklinio kažkokios tai varžybos transliuojamos, jie labai nori žiūrėti ir dėl to jų motyvacija yra tokia didelė. Bet jie ne tik nori pradėti 12 valandą, jie ir dirba tokių rimtų greičių. Kaip svarbu turėti motyvaciją. Kai yra motyvacija, tada viskas pasijungia. Ok, einam pažiūrėti, ką jie dirba, nes jau praėjo kokie 40 minučių. Paulius valo šitą žemę, kurioje buvo laikinai laužas atvežtas, tai čia galim rasti visko. Kaip sekas, Pauliu, ką randi? Kažkokius degėsius. Degėsius. Na gerai, laužą degėsiai, ne? Jo. Šiukšlės, akmenys, visokie plytgaliai. Gerai. Paskui mes turime ugnę, kurie purškia čia. 3 iš šitų dalykų keliaus šiandieną ten į viršų. Todėl pradedame nuo to. Paskui turime Simoną, kuris akmenis čia renka visur. Ir truputį padeda Tomui. Tomas jau vieną padarė, va čia, vat. Tik tai dar nesimato, nes aš noriu, kad nupurkštų. Čia daro tokius penketukus deda, tam, kad OSB nejudėtų. Galima matyti, kaip jinai juda, va. O apačioje uždėjus penketuką, prisukus, jinai nebejuda. Tai va čia ant kiekvieno sujungimo reikia po penketuką dėti. Tai čia jisai padarė, reikia nupurkšti. Dabar daro šičia šitoje pusėje. Mes turime 3 praliotus jam. Turime Gretą, kuri dažo. Jinai ant saulės, jai gerai, ne? Ką? Jo. O, matai? Nedažyk pukės, nereikia. Nepadėsi. Aha, tai jinai dabar daro balkono grindis iš ilgų lentų. Mes turime Mykolą, kuris suka trumpasias lentas ir greitai jas baigs, galėsime dėti jau ilgasis. O ilgusius eina va čia, palei kraštą. Vakar įvyko šičia kojos. Kaip ir sakiau, šiandien ant viršaus jau dedame 3 ir jau gegnę primatuosim. Užsimesim, kiek išeina. Kaip Mykolui sekasi. Tiesina brokus, iškart kitaip atrodo. Nu, daug maž. Prieš tai buvo taip susiskipavę. Pažiūrime nuo galo, kaip atrodo. Galutiniam rezultatė va taip atrodys. Turėklai, nu čia trūksta vieno. Va taip kaip čia va, visur aplinkui. Taigi mes iš čia va pasižiūrėję. Gražu. Turėklų dar nėra, dėl to, kad reikia tas gegnės uždėti. Ir tada galim bus turėklus daryti. Ne gegnės, balkius. Visada gegnėm vadinu kažkodėl tai. Patinka darbas, Mykolai? Jo. Nu, matai? Čia dabar iš tikrųjų per namą dirbė, ne? Jo. Paulius svajoja apie tokį darbą, bet jis dar biški mažiukas. Jam trūksta kiek metų iki tavęs? 2? Jo. Nu, po 2 metų galės tokius darbus daryti. Mykolas į tai dabar dar biški grybauja, bet jau galim po biški pasitikėti, ne Mykolai? Aha. Mes turime medį, kuris auga į namą. Va. Štai kuris jis auga. Reikia nupjauti tas šakas tenai. Čiuk. Nereikalingos. Va, kas čia dabar.
Kaip gražu. Keliauju į balkono. Ir štai balkono kampas. Ir sukasi. Fantastika. Gražus užmanimas. Mes taip pat turime jau balkius, 3 ant viršaus. Viskas prikalta, pritvirtinta. Ir taip pat mes turime vieną gegnę ant viršaus. Ir jos paskirtis yra pasimatuoti išmeras. Va, nes ta gegnė jinai truputį čia aukščiau yra negu tenai, nes jinai kampu eina. Ir va čia užlipus galima pamatyti, va, kiek jinai yra pakilus ir aš dabar esu pažymėjęs. Nu čia nupjauti viršų, jeigu nori, kad tiesiai būtų, bet šiaip nebūtina. O va čia vat yra išpjovus tiek ir dar ją pačią, tada jinai pasidės lygiai ant balkio. Reikia išpjauti čia, ten ir ten ant visų balkių. Ir tada lygiai pasidės ir prišauni. Taigi jinai atėjo tam, kad pasimatuoti, keliaus vėl ją pačią, bus išpjauta ir pagal ją bus išpjauta daug gegnių. Ir pradės eiti stogelis. Kaip greitai eina. Šauna tiesiog į viršų viskas. Taigi šiandieną liko dar 1 valanda darbo ir tai valandai bandysiu gegnės prisipjauti ir užsimesti kiek įmanoma daugiau. Nes rytoj greičiausiai būsiu vienas ir tada niekas nesigaus. Nu gausis, bet sunkiai. Geriau dabar, kai yra kompanionų. Nu eina komisija gale dienos. Nu, kad tu mūsų suvinės atumuoji. Nori? Oi, pažiūrėsim, ką padarėt, įvertinsim. Įvertinkit. Ar įvykdėt 5-mečio planą? Tu skambi kaip auditas. Taip. Tai kur čia dabar tas jūsų darbas? Na. Nu, va čia kažkas iškilo, va čia nebuvo. Nebuvo, šį savaitgalį viskas pakilo. Va tie va iškilo, va, ne? Jo. Ir tas takelis, žiūrėk, va. Iki galo dabar, žiūrėk, padarytas. Aha. Tik tas šakos trukdo, reik nupjauti jas. Reik nupjauti. Nupjausit. Žiūrėk, kaip kampas atrodo. Čia? Spalvos, matai kaip? Baltą padarė. Nu čia posūkis. Ir čia šaka. Kampas, žiūrėk kaip. Makalūzas. Įsijungia, viskas gražiai, čia mergaitės nudažyti. Super. Kaip savo. Kaip įdomu, ne, Mykolai? Ir gali matyti dabar. Koklego tau čia? Žiūrėk. Udaryk kapišonus. Žiūrėk, matai, stogas jau yra. Kokie ilgio stogas bus. Ai. Išsikišęs. Tai jisai realiai yra, nu beveik kaip balkono kraštas. Saiginiai, užkriuk už lasdos tos. A, girdėjai? Saiginiai, jo, girdėjau. Auditas. Nu gerai, vertinimas. Nu, Mykolai, šunuolis, prisidirbai šiandien. Priimtas yra viskas. Gerai. Prisidirbai. Šį kartą gerai prisidirbai. Šaunuoliai. Reta irgi va prisidažė. O čia šitas kryvai ar šitas kryvai? Čia yra tas, kuris prisidirbo. Nu, tą vieną galim persukti. Šitie, man atrodo, nu, bet čia yra kai kurie. Nu, jisai paskui tiesino. Paskui jisai ištiesino. Pažiūrėk šitą pavyzdį. Abu šitie tokie nuėjo labai. Nu, žiūrėsim, jeigu USB netilps, reikės persukti. Nes, pažiūrėk, čia, nuo čia iki čia, tai čia gal tiek yra iš. Nu nieko, paskui brokas paaiškės, kai reikės kišti USB ten sieną. Nu va, Mykolo kokybę pamatysim. Nu, nėra ko norėti, Greta jisai mokosi. Tu esi kiek metų vyresnė už jį? 2, matai? Tai va ant tiek jisai yra atsilikęs nuo tavęs. Bet jisai neblogai. Man įdomu dabar kraštas, kraštinė lenta. A, dar liko biški vietos. Bet jeigu lieka. Turėkos prisisuks, jis ten nieks neis. Iki kaktos centimetras liko, va iki čia. Ir dar kaktą. O, ugnį dažo. Nu, užteks tai lentai? Ne. A jau viskas, paskutiniai dažai? Aha. Supratau. Nu gerai. Čia dabar tas gegnės, kur dažo, yra apipjautos. Apipjautos, kad eitų va čia va viskas gražiai. Ir kodėl jas dažom? Todėl, kad jos eis va čia va ant galo. Bus laukinės gegnės. Taip pat kaip tenai yra. Gerai, užtek šiandieną. Iki susitikimo
kitam video. Ate.